valstybės, aš negaliu papasakoti, kadangi aš valstybės advokatas, tai, o paskui jeigu perims gynybą kažkas privataus, tai zamanetiška kalbėti. Sakyti teisybė, kad neoficialiais duomenimis, kad yra daugiau įtarimų negu vienas. Tokios nežinau, kaip tai girdžiu. Pirmą kartą girdžiu. O pats vaikinas kaip prisipažino? Prisipažino, parodė, viską važiavom, tikrinom, viską radom. Nuoširdžiai tikrai gailisi, pasakojo viską pats. Labai daug pasakoja. Bet ką jisai sako, kodėl jisai taip pat... Nu, aš negaliu pasakyti, gerai, kitam kartui. Bet ta prasme, jisai savo, tai aš būnu kaip nesavas, ar taip toliau. Jis dabar pasakė, teisme aš klausiu, jisai perdėjo. Bet jisai apibūdinimas, kiek mums žinoma, jo šeima yra gera, jisai iš geros šeimos tvarkyti. Ir mokos, ir vaikas praktiką atliko tikrai, kad viskas raštas spaudoje, tas iš tikrųjų atitinka tikrovę ir o daugiau. O jo, ta prasme, istorija, tai yra pirmas dalykas, nu, Taip, pirmas dalykas. Ta prasme, kad su teisės, o pirmas iš viso ir tokio. Jisai specialiai važiavo tą mišką, tiesiog užklydo? Jisai kaip ir mes, jau žmonės važiuoja pasivažinėti prie ežero, būtent jisai jau būtent važiavo pasivažinėti. Jis klauso muziką, važiuoja garsiai, klauso muziką ir įvyko tas įvyko. Su gailės tikrai žinokit. Jūsų vardas?